Sveiki visi, taigi šiandieną dar vienas Airfixas ir dar vienas 48 mastelio naikintuvas. Sipekat Jaguar GR1A variantai. Taigi, apie šitą konstruktorių. Taigi, 243 detalės yra šioje dėžėje. Modelis surinktas turėtų būti 181 mm osto, 348 mm ilgio. Taigi pakankamai ilgas, bet neplatus lėktuvas. Pažiūrim, kas dėžėje. Taigi, pas mane naujas Airfixo modelis. Jisai yra iš esmės visiškai naujas, tai 25 metų tūlo, jo kito varianto pas Airfixą nėra, tai čia yra, sakykime, jų tokia naujiena. Dabar tą naujieną apsižiūrint, labai man patinka matyti stipriai kūdesnės kniedės. Visa kita išlieta taip pat labai gerai. Labai nepersistengta, sakykime, kniedės kai kurias netgi sunku matyti per kamerą. Gyvai jas matos šiek tiek aiškiau, pasikreipus šiek tiek, kad būtų kampas šešėliui. Tačiau ir plastikas pats geras, ir liejimas pats man labai patinka. Labai įdomu matyti pas Airfixą štai tokius jau gudresnius liejimus, kurie yra, sakyčiau, komplikuoti, bet čia Airfixas stipriai važiuoja su savo liejimais bent jau, tai tikrai į priekį. Dabar stikliukai, kaip man pasirodė ir ant stikingo, šiek tiek balkšvi. Tiesa, išlieti panašu jie šiek tiek geriau, bet šių nelabai daug yra, tai aš jų netrauksiu. Dabar sparnų plokštumos taip pat išlietos labai tiksliai, sakyčiau. Labai nepersistengta su kniedėm, jos liktais ryškios, bet ne per ryškios. Tiesa, čia Airfixas duoda netgi ir pilotą, kuris išlietas, sakyčiau, labai gerai. Tiesa, man užkliuvo pas Airfixą jau ne pirmą, kad pas juos nemažai detalių yra pabaltavusių. Sakykime, štai čia kamputė, kur yra liejimas, sujungimas, yra biškį pabalę. Tai reiškia, kad plastikas šiuose liniuose vaikšto. Na, aš minėjau, kad pas Airfixas laik būdavo minkštas plastikas, jis čia yra jau kietesnis, tai jeigu jūs matysit, neišsigaskit, tai atsiranda dėl paprasčiausio minkštumo plastiko. Aišku, tai gali sukelti problemų vėliau kažkokių, jeigu tos detalės išlūžtų, tai būtų gerai, kad viena ranka nelaikytumėt lienio arba nemanytumėt jo išlupt, nes, tiesiog jis negražiai išsiims. Tačiau tai nekliudo surinkti gero modelio. Kaip matau dabar iš karto ir čia, nuo svorio, ryškiai persisukusios detalės ir jos matomai buvo įdėtos dar šiltos, kad neužbaltavo pilnai. Tik tais kaip kur. Mes jas turėtume atsukti. Jo, jos netgi atsukant pabaltuoja. Taip, tai reiškia, šitie defektukai tokie, kaip defektukai, jie modelių nieko nepadaro. Tiesiog žiūrint, sakykime, į technologiją, matosi, kad jinai šiek tiek skirtinga, kad modelių liejiniai įkišami į maišus iš esmės dar karšti. Teko pasižiūrėti iš tikrųjų kažkada jų promotional video, kurie rodė, kaip jie to savo modelių štampuoja, tai taip, ten procesas pakankamai greitas ir tikrai matėsi, kad jie jau leidžia juos į maišus pakankamai greitai.
matyt, nepakankamai ataušusios. Bet apie šitą modelį iš tikrųjų negaliu aš nieko labai daug pakomentuoti, nes nematau prie ko prisikabinti, kad būtų verta dėmesio prisikabinti. Apie jo tikslumą su realybė aš negaliu pakomentuoti visai, nes aš netikrinau ir nerinkau šio modelio. Tiesa, nežinau, ar kas dar yra surinkinės, jis pakankamai naujas. Tiesa, mes jau verčiamės į kitą pusę 25 metų, bet va ką aš pastebėjau iš karto, tai ratai padaryti su svorio imitacija. Va. Šitas dalykas yra sveikintinas. Toliau pakankamai daug yra išskirtų smulkių detalių kaip antenėlių, rankinėlių ir viso kito šito gėrio. Jos gal gerai, kad jos yra neišlietos, nes, kaip pastebėjome per laiką, tai tos detalės dažnai dėžiai tiesiog nulūžta, užsilenkia ar kitaip pasižydžia. Tai taip, jas užnisa dėt, bet gal geriau taip, negu turėti iškastą duobę. Instrukcija Airfixo jau patapusi kaip ir standartų naujiem modeliam, tai yra spalvota, labai aiškiai, gražiai nuspalvota. Tiesa, paminėsiu, kad Airfixas giriasi, jog pas juos dekolės yra kartografu. Išdažymas išskirtas aiškiai, ką dažom tas nuspalvinta, pilotas atskiras. Ginkluotės dažymas yra pateiktas rinkinyje, kas yra šiaip labai smagu, nes dažnai tenka tiesiog žiūrėtis, kaip atrodė tiksliau. Bet kas dažo modelius, vis tengiasi pagauti labiau realistiškesnius jos, tai vis tiek žiūri į nuotraukas. Neturime dvigubo lapo variantams, turim po vieną lapą variantui. Jis nėra A3 formato, A4 paprastas panašu lapelis, bet parodyta viskas, kokia spalva turi būti. Šiaip smagu matyti, kad tie senieji gamintojai taip stipriai pradeda vytis kniečius, nes atrodo, kad kniečiai visą rinką to užmuš pas savo modeliais. Bet aš šiuo atveju čia į Airfixą dabar jau žiūriu vis palankiau. Tiesa, dar nesurinkau nei vieno naujo Airfixo, manęs laukia vienas. Tiesa, lauks turbūt ir kitas, nes Airfixas išleidžia Beer Express Spitfire. O tas lėktuvėlis kaip lėktuvėlis gal man nėra tiek įdomus, kiek pati istorija to Beer Express. Ir turėti lentynų lėktuvo su pakabintom statinėm man tiesiog kažkaip norisi. Tai va, tai išbandysim kažkada, kaip renkasi tas Airfixas galiausiai. Bet tai, ką aš matau, jų tos 3D renderius ir das spalvotas pakankamai instrukcijas. Kirba noras pradėti greičiau. Bet aš su visko nespėju. Tai ir taip jau pakankamai daug užsiėmęs dalykų daryti. Tai reikės šiek tiek palaukti. Tai va, tai tiek. Čia buvo Jaguaras iš Airfix. Ačiū, kad žiūrėjote. Ir iki.